moterišką produktą, kurį aš kviečiu pristatyti Nataliją. Aš be galo esu dėkinga Natalijai, kai jinai moka labai išsamei tai padaryti. Ir kviečiu Nataliją tave ir suteikiu tau žodį papasakoti apie mūsų moterų sveikatą, kaip jinai veikia ir kuo šitas produktas veiksmingas mūsų moterims. Tai Natalija, prašau junkis, kur tu esi? Aš čia. Gerai, aš nematau tavęs dar, palauk. Aš čia. Aš išjungsiu kamerą savo, kad pamatyčiau tave. Labas vakaras dar kartą. Labai malonu šiandien kalbėti apie tokį unikalų produktą. Netgi, nežinau, man tas žodis produktas visiškai nepatinka. Kas čia per produktas, čiagi ne sūris, ne rūkytas žuvis. Tai yra iš tikrųjų, tai yra tiesiog moters sveikatos išsigelbėjimas. Tai yra tiesiog stebuklas. Aš labai norėjau, man kažkaip labai norėjusi, kuo greičiau praeiti tos moterišką ir vyrišką stebuklą ir kalbėti apie tai, kas man labai labai aktualu, kada aš pradėjau gilintis į visus sertifikatus, gilintis į visus medicininius tyrimus. Man tiesiog, aš nežinau, sprogo galva nuo visko. Dėl to, kad kompanija labai kukliai aplamai reklamuoja mūsų stebuklus, labai mažai rašo, toks apibendrinimas labai labai kuklus ir principė, jeigu taip perskaitysi, tai nieko ir nesuprasi. Tai mūsų stebuklas moteriškas, kuris vadinasi Alfamax, kaip ir vyrų Alfamax, to irgi vadinasi, tik tai pas mus V, woman, o pas vyrus men. Aš tiesiog sakau, moteriškas Alfamaxas ir viskas. Arba moteriškas alfa. Alfa tai yra super nerealus dalykas, pasirodė. Bet šiandien aš noriu pradėti ne apie sudėtį kalbėti. Aš tiesiog noriu paaiškinti, ko laukti, kodėl reikia kiekvienai moteriai nuo 40 metų, tai yra železabetona, turėti šitą produktą. Visada gert, daryti pertrauką, gert, daryti pertrauką. Aš jums paaiškinsiu mūsų sistemą, beveik ant pirštų. Ir jums bus viskas aišku, be jokių ten medicininių išvedžiojimų. Tiesiog, kaip Aušra ir pasakė, mūsų organizmas tai yra sistema. Pasaulyje aplamai yra tik tai dvi sistemos. Viena sistema moteriška, o kita vyriška. O šiaip tai mes visi žmonės. Tai aš šiandien noriu papasakoti apie moterišką sistemą, kuo jis skiriasi nuo vyriškos. Visų pirmiausia, mes skiriamės hormonais. Būtent hormonai daro mus tokiamis, kokie mes esam. Pagrindinis, pats svarbiausias hormonas vadinasi estrogenas. Jūs turbūt visi girdėjot, tik tai noriu biškį sutirštinti viską, sukoncentruoti, kad jums būtum baisu, kad jūs pradėtum galvoti, oi, kągi man daryt. Aš noriu kašmariką jums papasakoti. Tai tas kašmarikas yra estrogenas, kuris
faktiškai visą gyvenimą įtakoja. Netgi galima labai dažnai pasakyti, čia ne aš, čia mano estrogenas. Tai toks atmazas labai tinka dėl to, kad iš tikrųjų taip ir yra. Šiaip mes turim skirtingus estrogenus, kurie priklauso nuo mūsų amžiaus. Vienas iš tokių estrogenų formų vadinasi estronas. Tai yra pagrindinė estrogeno forma, kurį mūsų kūnas gamina po menopauzės, kadangi po 50 metų, man 58, prasideda menopauzė. Tai po menopauzės pas mus estronas. Ta prasme, kad nėra taip, kad iš tikrųjų mes neturim estrogeną. Mes turim estrogeną, bet kitokią formą. Dar yra toks estrogenas estradiolas. Tai yra pagrindinis, tas tikras estrogenas, apie kurį mes pripratom kalbėti. Tai yra pati stipriausia estrogeno forma. Ir ta estrogeno forma be abejo pas mus gyvuoja pačiam žydėjime. Čia nuo 18, nuo 17 metų ir iki 40, gal 45, žiūrint, kas kokią turi prigimtis. Tai va. Tai estrogenai aplamai, tai yra tokie hormonai, kurie neša, tai mūsų cheminių medžiagų pasiuntiniai. Būtent jie nurodo, čia yra kaip karalienės, kuri nurodo mūsų kūnai, kada pradėti, o kada pristabdyti procesus, kurie turi įtakos visą gyvenimą mūsų seksualiniai ir reprodukciniai sveikatai. Tai va, šie procesai, sukelia svarbius pokyčius mūsų kūnų. Tai kokie pokyčiai vyksta? Be abejo, tai yra lytinis brendimas. Apie lytinį brendimą mes nekalbėsim, kadangi čia labiau aktualu tokia informacija tėvam, kurie turi paauglių mergaičių, kas liečia labai svarbios tokios, kaip pasakyti, svarbaus procesą, tai yra mėnesiniai ciklai. Jūs turbūt žinot, kad mūsų smegenys gamina hormonus, tam tikrus hormonus ir progesteronus, o estrogenai vaidina būtent tą pagrindinį vaidmenį, kuris atiduoda komandą, kada turi prasidėti mėnesiniai menstrualinis ciklas. Šie hormonai egzistuoja, jie turi būti pusiausvyrai visada. Jeigu, pavyzdžiui, estrogena labai mažai, tai tada nesubalansuotas tas hormonalinis fonas duoda kažkokius nukreipimus. Jeigu estrogena per daug, tai vėlgi prasideda kažkokie problemos. Estrogenas vaidina svarbu vaidmenį ovuliacijai. Tai kas turi kažkokių tokių, ne taip, kad problemėlių, o tiesiog labai laukia ir dar nesulaukia savo vaikelio. Aš galiu pasakyti tiesiai šviesiai, kad jeigu nėra jokių ten tokių labai rimtų priežasčių, tikrai, jeigu bus sureguliuotas estrogeno ir kitų hormonų fonas, tikrai galima pasiekti labai greitai to rezultato. Tai vaikelis tai yra visada gerai. Nėštumas ir vaisingumas irgi pagrindinis vaidmuo yra estrogenų. Estrogenų pikas pasiekė kelias dienas iki ovuliacijos, tai
vaisingiausias laikotarpis ir tuo pačiu metu estrogenas plonina mūsų gimdos kaklelio gleivinę ir tada pas moterį atsiranda galimybė pastot. Taip pat labai didelį įtaką daro, netgi reguliuoja ir valdo visą menopauzės procesą. Estrogenų kiekis mažėja prieš menopauzės metu ir tas kažkam nelabai malonus toks laikotarpis gali trukti ne vienerius metus iki menopauzės, o menopauzė oficialiai prasideda, kai mėnesinių nėra 12 mėnesių. Paprastai tai nutinka apie 51 metų. Menopauzės metu sumažėja estrogeno kiekis, ovuliacija nebevyksta. Ir kažkas sako, atidirbau. Tai sveikinam. Tai va. Tai tuo metu, kada sumažėjo estrogeno kiekis, atsiranda visokių labai nemalonių simptomų, kaip ir karščio bangos, prakaitavimas, makšties sausumai, nuotykių pokyčiai, košmaras. Ir atrodo, kad viskas pasaulio pabaiga, tikrai tai ne pasaulio pabaiga, viską galima sureguliuoti. Be abejo, tradicinė medicina siūlo savo metodus, bet kadangi mes prie to požiūrių, kad mūsų organizmas yra sistema ir sistemą reikia atstatyti sistemai, tai mes kitaip siūlom kažkokių savo problemų išspręsti. Bet tą, apie ką aš papasakoju, galbūt kažkam daug tų jau kažkokių etapų jau praeiti, labai turbūt daug dabar yra moterų, kuris sėdi ir galvoja, man tai ta menopauzė, tai dar per anksti galvoti apie tai, man tik tai 35 ar 40, tai palaukit. Aš jums toliau papasakosiu, jūs suprasit, kodėl apie tai reikia galvoti. Suprantat, patys estrogenas, jisai reguliuoja mūsų organizme ne tik tai tos moteriškos procesus, bet kaip ir testosteronas pas vyrus reguliuoja kai kurių labai svarbių nereprodukcinių funkcijų. Nereprodukcinės funkcijos tai gali būti svarbios procesus skeleto, širdies, kraujagyslių, centrinės nervų sistemose. Tai viską įtakoja irgi estrogenas. Cholesterolio lygį įtakoja estrogenas. Cukraus kiekis kraujyje įtakoja estrogenas. Kaulų ir raumenų masė irgi reguliuoja estrogenas. Apytaka į kraujotaką, kolageno gamyba, drėgmė jūsų ir mūsų odoje, smegenų funkcija, įskaitant gebėjimą sutelkti dėmesį. Tai va, jeigu jūs galvojat, kad tai kol kas apie menopauzę mes galim negalvoti, tai jūs pagalvokit apie jūsų sveikatą, kokiam stovi dabar jūsų nervų sistema, kaip jūs atrodot, kaip jūsų kaulai, ar pakankama raumenų masės, cholesterolio lygis, kaip su nervais ir smegenų funkcijom.
Tai čia viskas yra estragenas. Dar noriu tokią pasakyti pastabą, kad jūs žinotum tiesiog, kur estragenas yra organizme, kur jisai gaminasi. Visą pirmiausia, jis gaminasi inkstų liaukose, vadinasi ta vieta antinykščiai ir riebalinių audinių, kūno riebalų, vadinasi balti riebalai, būtent ten išsiskiria estragenas. Taip pat tai yra placenta, tai yra nėštumo metu, būtent placenta išsiskiria estrageną. Kodėl aš apie tai dabar kalbu? Jūs turbūt suprantat, kad būtent tos organus ir būtent medžiagų apykaita, kuri susiję su riebalais pas mus, tai yra būtent tas rūpestis ir būtent tas darbas, kurį reikia padaryti, kad apsaugot mūsų estragenų fabriką. Plus prie to prisideda kepenys. Tai visas procesas, kada jau estragenas jau išsiskyrė, jis keliauja per kraują, kol pasiekia mūsų kūno dalį, kurį reikia paskatinti veikti. Ten estragenas jungiasi prie baltymo, vadinamo estrageno receptoriumi, kuris skatina procesą. O estrageno receptoriai yra visam kūne. Tai va, estragenas vaidina svarbu vaidmenį daugeliu moterų sveikatos problemų. Kai kurie iš tų problemų aš dabar jums įvardinsiu. Visų pirmiausia, labai nemaloni problema, tai yra nervinė anoreksija. Būtent tiesiogiai estragenas valdo ir būtent dėl to ir atsiranda nervinė anoreksija, kur per mažas estrageno kiekis įtakoja būtent tą labai nemalonę tokia situacija, kada beveik nebūna mėnesinių, kada kūno riebalų sluoksnis yra, pavyzdžiui, kaip pas modelius sportininkus, yra minimalus, valgio anoreksija, tai viską tai būtent įtakoja estrageną. Krūties vėžys, apie tai mes ilgai nekalbėsim, bet visus tokius nemalonius dalykus reguliuoja estragenas, kurio būna tada per daug. O jeigu nervinė anoreksija tai yra per mažai, tai krūties vėžys tai yra per daug. Toliau, endometriozė. Endometriozė, jūs turbūt žinot, kas tai yra tas skausmas, kuris verčia mus nedaug dievė gulėti 3 dienas ir gerti daug nuskausminimų. Tai va, tai irgi tokie nemalonus dalykai. Toliau, moters seksualinė disfunkcija. Būtent estragenas reguliuoja mūsų norą atkreipti dėmesį į vyrą, mylėtis, būti patraukli, šiltumas, glotnumas, kada vyrui norisi grįžti namo, tai yra estragenas. Toliau, fibrocistinė krūtis, tai yra irgi nemalonus toks reiškinys, kuris menstruaciniu metu pasireiškia, kada tai atrodo, kad sprogsim. Toliau, estragenas įtakoja vaisingumą. Mažas arba didelis estrageno kiekis trukdo normaliai funkcionuoti tai sistemai, kuri atsakinga būtent už vaisingumą. Toliau, tai klausykit labai įdėmiai, osteoporozė.
galvokit apie osteoporozę. Jūs galvojat, kad užtenka kiekvieną dieną suvalgyti pakelį varškės ir sūrio arba praryt porą tablečių kalcio, to neužtenka. Mes moteris ir kalcio kiekį kauluose pas mus reguliuoja ne kalcio kiekis, o estragenas. Būtent nuo jo priklauso, ar tas kalcijas įsisavins organizmą ir paleis ten, kur reikia, ar mes po 60 metų pradėsim vartoti chemiją. Apie tai irgi reikia galvoti. Toliau yra nemaloni tokia liga pirminis kiaušidžių nepakankamumas. Čia apie tai nekalbėsiu, praleisim. Taip pat yra prieš PMS. Žinot, kas tai yra PMS, tai yra baisus dalykas, kada vyrai nori pabėgti iš namų, vienas kitą nekenčia, atrodo, kad moteris dabar paims kirvį ir tiesiog pradės bėgioti ir visus kapot. Tai yra baisus dalykas, viską reguliuoja estragenas ir tikrai galima šitą dalyką irgi sureguliuoti. Taip pat gimdos fibromas, palipai, gimdos vėžys, tai yra viską, nuo ko ne taip, tai yra viskas, ką skatina per daug estrageno. Ir toliau. Ir dar yra toks nemalonus dalykas ir dėja menopauzės ir po menopauzės metu, tai yra vienas iš dažniausių dalykų, kurį moteriai tiesiog tą gyvenimą daro nemalonu, tai yra makšties atrofija, kada atsirado sausumas, jautrumas, visokių skausmų. Vėlgi tai viską labai įtakoja šeimininį gyvenimą, tiesiog patys suprantat, kas būna, kada tai būna. Tai va. Tai labai daug vykdoma tyrimų, apie estrageną labai daug rašoma ir aplamai tai yra tokia, netgi aš pasakysiu, jeigu lyginti su testosteronu, tai yra didesnė tokia sritis, kurie traukia labiau dėmesio, kadangi jeigu testosterono pas vyrą yra per daug, jisai tiesiog labai toks agresyvus gali būti per daug energijos, per daug, žinot, kad cholerikai tokie nenormalūs, kurie paskui kaip balionas ir 8 vakare eina miegot, paskui 5 ryte ir vėl į 8. Tokie vyrai, tai testosteronas, kada per daug to testosterono yra, nieko tokio, galima išgyventi nuo tokių dalykų. Jeigu pas moterį per daug moteriško hormono, tai veda prie vėžiukų, veda prie visokių nemalonių dalykų, ką mes labai netgi nenorime apie tai galvoti. Tai kągi mums daryti? Tai kaip mums išgyventi šitam pasaulyje? Žinokit, ačiū Dievui, kad sukūrė ne tik tai tokią kampaniją, bet ir, aplamai, aišku, kad ne Dievo dėka, bet vis tiek ačiū, kad mes turim tokią nuostabų produktą Alpha Max moteriam, kuris gali išspręsti visus tos problemos. Aš jums apie sudėtį labai daug nekalbėsiu. Čia ant ekrano jūs matot, kad spanguolių čia yra dar kažkokių dalykų.
maždaug. Apie tos žolelės aš nekalbėsiu, tai yra, jūs patys ten perskaitysit, bet ne esmė. Unikalumas šito produkto, kad tai yra irgi sistema. Tai yra toks komplektas, tai yra tokia harmonija, o žiūrėkit. Tai yra tokia nuostabi simfonija, opera, kur kiekvienas ingredientas daro savo nuostabų darbą ir padeda mums atsikratyti tų problemų, kurių neturi vyrai. Viskas, kas susiję su mūsų moters sveikata. Ir visą pirmiausia, toj sistemoje aš jums parodysiu pagrindinį, nuostabiausią dalyką, tai yra pagrindas tos piramidės, tai yra probiotikai. Probiotikai ir probiotikai ir probiotikai. Taip kaip ir mūsų auksiniam trikampė, pagrindas tai yra žarnyno sveikata, mikrobiomos sveikata, kur dalyvauja nuostabiausi probiotikai, taip ir moters gyvenime svarbiausia yra probiotikai. Ta prasme, kad pas mus irgi gyvena labai daug visokių nuostabių ir nelabai malonių dalykų. Ir kompanija įdėjo į Alpha Max moters sveikatai skirtą produktą, tokį ingredientą, kuris pas mus brolis yra Kalangardė, o sesė tai yra Sun4 Hair. Tai yra toks ingredientas, užpatentuotas ir vienas iš, aš galiu pasakyti, iš mylimiausių pasaulyje ir unikaliausių ingredientų, kuris veikia taip, kad faktiškai panaudoja mūsų produktą, po porą mėnesių tiesiog galima jau pamiršti labai daug visokių dalykų, kurie susiję su disbakteriozė, su visokiais vaginozė ir ir taip toliau. Bet čia yra nepagrindinis auksinis toks prioritetas šito ingrediento probiotika Sun4. Tai yra pirmas ir kol kas užpatentuotas be abejo visam pasaulyje ingredientas, kuris tinka nėščiom moterim. Jūs paklausykit labai atidžiai. Didžiulė problema būtent moterų, kurie laukia kūdikių ir kurie turi labai nemalonių disbakteriozės simptomų. Didžiulė problema yra, kas yra saugu, kad nuimtos infekcijos. Tai va, pas mus Alpha Max moterim tai yra saugiausia pasaulyje probiotikas, kuris skirta nėščiom. Ir jeigu tarp jūsų draugių, kažkokių ten jūsų pažįstamų, marčių, seserų yra būtent tokių problemų ir moteris laukia kūdikio, tai būtinai padėkit. Dėl to, kad alternatyvos kitos kol kas nėra. Tai yra pagrindas, žiūrėkit. Ant pagrindo aš padėsiu antrą mūsų super labai visam pasauliui žinomą ingredientą. Tai vadinasi Enstrok 1000. Kas tai yra Estrok? Estrok, estrogenas, jo, estrogenas. Estrok, atsiprašau, ne 1000, o 100. 100. Estrok 100.
Visų pirmiausia, iš kur tas ingredientas? Jis pagamintas Šveicarijoje. Šveicarijos laboratorija, kuri pagamina tą stebuklą 2008, man atrodo, metais, jeigu aš neklystu, toj pasakysiu, labai bijau. Jo, 2008 metais, taip, šveicarų gaminys Estrok 100 gavo aukso medalį Ženevos išradimo parodoj. Čia yra iš tikrųjų, tai yra kosminis elementas, kurį mes dėka mūsų kampanijos ESG, man kažkaip norisi ESG pasakyti, o ne ES Global, kad trumpiau būtum. Tai ačiū ESG kampanijai už tai, kad mes turim tą ingredientą, kuris yra vienas iš perkamiausių pasaulyje ingredientų. Šveicarai sukūrė tokį stebuklą, kad 14 metais Amerikoje, kada buvo paroda, ten irgi tokie pasiekimai, kurie susijęs su farmaceutija, su Botanical Awards and Natural Products Expo West, vadinasi taip, tai gavo irgi auksinį apdovanojimą, tai reikia tiesiog reikia, tai yra valgoma, tai reikia valgyti ir valgyti. Tai va, ką daro tas estrovat? Estrok, ką daro? Balansuoja estrogeną. Viską, ką aš jums papasakoju, ilgai, kad tą įtakoja, jeigu mažiau, tai tai būna, jeigu daugiau, tai būna, žinokit, viską sutvarko. Jeigu pas jūs organizme per daug estrogeną, balansuoja estrogeną, kadangi šitas ingredientas balansuoja estrogeną prostagerono dėka. Prostageronas tai yra tas hormonas, kuris balansuoja estrogeną. Tai va, jeigu per mažai estrogeno dadeda, jeigu per daug mažina, balansas, tai yra mūsų balansas. Ką aš jums pasakoju, kokių bėdų gali būti dėl estrogeno, kada per mažai arba per daug, viską galima išspręsti. Čia yra Estrok 100, šveicarų laboratorijos išradimas. Toliau. Trečias ingredientas, žiūrėkit, labai gražu yra. Tarp kitko irgi šveicarai, vadinasi piknogenol. Piknogenol, labai gražu, toks prancūziškas. Galiu pasakyti, kad piknogenol tai yra irgi vienas iš sveikatingumo stebuklų. Piknogenolų daugiau negu 40 metų. Jisai gaminasi iš prancūziško pušies žievės. Būtent piknogenolo virš 40 metų yra atlikta daugiau negu 160 klinikinių tyrimų piknogenolą ir 450 mokslinių publikacijų. Kasgi tai yra piknogenol? Tai yra polifenolių grupė. Tai yra vienas iš stipriausių polifenolių pasaulyje. Čia yra super. Nežinau, ar reikia jums pasakoti, ar nereikia, kas tai yra polifenoliai, bet labai trumpai pasakysiu, kad tai yra darbininkai, kurie remontuoja mūsų ląstelius. Serviso darbuotojai, čia yra polifenoliai. Kažkas pas mus ne taip, polifenoliai važiuoja, ištraukė savo aparatus
ištraukia savo čemadanus ir pradeda savo darbą. Tai va, vienas iš stipriausias pasaulyje polifenolių, kuris vadinasi piknaginol, šveicarų, irgi mūsų sudėtį. Toliau eina. Tarp kitko, paskui papasakosiu, kadangi vis tiek laikas pas mus pabiškį einam. Toliau principė aš norėjau sustot ir papasakot tik tai 3 ingredientus, bet neįmanoma buvo. Ten plus dar 6 ingredientai. Aš leidžiau savo apie dar tiek papasakot. Dėl to, kad kadangi mūsų kompanija yra iš Malaizijos ir mes turim didžiuotis, kad tai yra iš Malaizijos. Dėl to, kad Malaizija tai yra tokia šalis, kur medicininė prasme toks didžiulis potencialas ne tik tai, kas liečia gamybos laboratorinių tyrimų, bet ir gamtinių išteklių. Ten yra tokių nuostabių augalų, kurių tu daugiau niekur nepamatysi ir tiesiog negausi tik tai iš Malaizijos. Tai vienas iš tokių augalų yra donkva. Donkva. Labai trumpai pasakysiu, donkva, gražus toks kva, 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 tai yra moteriška viagra. Moteriška viagra, kuri daro mus tokiais. Ir vyrai pradeda bėgiot, kviesti į pasimatymus, paskui dovanoja mums gėlės, būtent dėl tokių dalykų. Daugiau skirit dėmesio vyrui, daugiau gausit ir nuo vyro. Toliau. Dar yra toks labai įdomus dalykas, kurį įdėjo mūsų gamintoja į šitą nuostabų kompleksą. Čia vadinasi kapcip fatim. Nebūtinai prisimint tą pavadinimą, bet kas tai yra fitoestrogenas. Fitoestrogenas, kuris gali ir padeda atsigauti po gimdymo. Aišku, jeigu pas jūs ne tas periodas, kad reikia atsigauti po gydymo, tai poveikių jūs ir nepamatysit. Bet jeigu tai yra tikrai po gimdymo, tikrai padeda. Labai daug visokių yra tyrimų padaryta apie tą augalą. Ir aš tai pirmą kartą sužinojau, kad būtent tas augalas auga Malaizijoje ir naudoja, aš niekada negirdėjau, kad naudoja kažkur medicininiais tikslais, tik tai burtai, kada tam visokie. Tai tada pasirodė, prašau. Ir paskutinės. Vyšnaitė ant torto. Vyšnaitė ant torto pas mus. Tai yra toks dalykas, čazberi vadinasi. Tai yra pagalba tiem žmonėm, tiem moterim, kurie kenčia nuo PMS. Kaip ir kenčia vyrai irgi nuo mūsų PMS, tai galite išgerti mūsų Alpha Max ir būsit laimingi. Tai viską, ką aš jums norėjau šiandien papasakot apie sudėtį, bet tai yra ne viskas. Kadangi mūsų
pagrindinis dalykas tai yra probiotikai ir moteriškas produktas Alfa Maxas irgi svarbiausias dalykas tai yra probiotinis sveikas gyvenimas. Aš labai noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad kartu su moterišku produktu Alfa Maxu būtinai reikia naudoti kalangardą. Apie kalangardą mes labai daug nekalbėjom kol kas ir aš labai laukiu tos dienos, kada aš jums papasakosiu apie šitą stebuklą, kadangi kalangardai eina pas mus į auksinį trikampį. Auksinis trikampis tai yra pagrindas, bazė yra virškinimo sistemos sveikata ir atstatymas, dieninis produktas, kuris vadinasi Sunrise'as, kuris apsaugo mus nuo žalingų poveikių ir duoda mums elektros, drivo. Ir trečias produktas iš tos trijulės, tai yra produktas Sunset, kuris dirba nakties metu. Ir aš noriu atkreipti dėmesio, būtent jeigu jūs norit pasiekti rezultatą, kas liečia būtent unikalų moterišką kūną, be abejo prie mūsų Alfa Max moterišką produktą būtinai reikia vartoti trikampį. Kodėl? Visų pirmiausia, visi mūsų hormonai, visa pusiausvyra atstatoma nakties metu. Melatoninai, estrogenai, progesteronai, absoliučiai viską, ką mes žinom, nakties metu balansuojasi ir įtakoja, jeigu mūsų miegas bus kokybiškas, tai ir diena irgi bus kokybiška. Ta prasme, kad gilus kokybiškas miegas padeda subalansuoti hormonus, ypač moteriškus. Ir plus, be abejo, tai yra kalangardas, kuris atstato mūsų mikrobiomą, visus tos banditus, kurie maišo mums gyvent. Tiesiog tas mūsų kalangardas neutralizuoja, o geriečiai tiesiog gali normaliai maitintis, gali laimingai gyventi ir davinėti gerus signalus į mūsų galvą, į mūsų hormonų sistemą ir vėlgi mūsų organizmas tada bus laimingas ir pats savo padės būti laimingam ir sveikam. Tai va, viską, ką aš norėjau jums šiandien papasakoti apie šitą nuostabų produktą. Aš labai linkiu kiekvienai moteriai būti sveikai ir kiekviena moterį privalo turėti šitą produktą. Tiesiog privalo nuo 35 metų pasirūpintis savo hormoniniu fonu, kad estrogenų būtum būtent tiek, kiek reikia. Ne mažiau, ne daugiau. Kad jūsų sveikata, kad jūsų oda spindėtum, kad jūs būtum laimingi ir kad jūsų vaikai ir vyrai būtum laimingi. Kad pas jūs viskas būtum tikrai gerai ir toliau. Ir nereikėtum galvoti apie osteoporozę, apie kažkokie ten sutrikimus. Tai yra baisus dalykai iš tikrųjų, kada žmogus eina ir tiesiog kaip smėlio žmogus krenta ir dūžta viskas, ir rankos, ir kojas, ir tai yra baisu. Ir viską apie tai reikia dabar pagalvoti. Jeigu pas jūs yra problemų su pastojimu, dabar jūs paimkit ir pagalvokit. Paimkit ir pradėkit naudoti šitą produktą. Alfa Max moterim tai yra tobulas, kuris padovanos jums dar ne vieną vaiką. Dėl to aš ir noriu, kad kiekviena šiandien, kas ištveria iki galo mano visą fejerverką, tikrai
paimkit ir padovanokit savo ir savo šeimai ir draugam tokią galimybę naudotis mūsų Alfa Max moteriam. Ačiū Jums. Visiems Ačiū tau. sveikato. Ačiū tau, Natalija. Aš sėdžiu, klausau ir man taip gera, taip faina iš tikrųjų, kad mes jau susipažinom su to produktu ir gera klausyti, kai tu žinai, kad tu jau 5 mėnesiai vartoji šitą produktą, ne? Ir iš tikrųjų galiu pasakyti, tikrai šypsena veide, jinai tikrai yra ir jinai nedingsta niekur ir žmonės tai pastebi, nes tu tikrai kaip moteris pradedi jaustis ir graži, ir patenkinta, ir sveika, ir vyras patenkintas. Taip. Ir žiūriu dabar ir klausimai pradėjo eiti. Ir tokie klausimai nuostabus. Nu super, kada žmonės klausinėja tokių dalykų, aš džiaugiuosi. Tiesiog man taip džiugu. Tai va, tai labai ačiū, Natalija, mes gal klausimus tada, kaip uždarysim video, atsakysim mane. Ir dar noriu pabaigai pratesti, jau Natalija kaip ir pasakė, kad mūsų yra dar ir kiti produktai, kuriuos aš ir prieš tai paminėjau. Ir galiu pasakyti, kad tikrai tai nėra tai, kad, žinot, dažnai žmonės sako, oi, jūs čia visi savo produktus giria. Mes turime tikrai įrodymus, faktus už tai, kad pernai metais kompanija, kai tik tai išėjo į rinką, dalyvavo Dubajuje ir buvo daug kompanijų, kurie pristatinėjo savo produktą. Ir būtent mūsų kompanija laimėjo, gavo apdovanojimą už savo gaminių kokybę, veiksmingumą ir aukštus gamybos standartus. Ir tai buvo forumas, kuriame įmonės iš daugelio pasaulio šalių pristatė sveikatos produktus. Ir mūsų kompanijai tikrai labai didelė garbė gauti tokį unikalų apdovanojimą. Ir mūsų auksinis sveikatos trikampis tai yra visų kitų įmonių produktų linija, kaip ir sakiau. Jisai sėkmingai veikia su visomis diagnostikomis, nes yra skirtas kompleksiniam viso kūno atstatymui, ane? Ir pagal senovės rytų filosofiją, norint užsiimti sveikatos profilaktiką, atkūrimu, išsaugojimu, jaunystės ir ilgamžiškumo pratęsimu, reikia dirbti su visų kūnu, o ne gydyti atskirus jo organus ir sistemas. Ir ką ir Natalija minėjo, kad neužtenka ir mūsų kompanijai paimti vieną produktą ir tikėtis, kad jisai padarys stebuklus. Pas mus yra sukurta sistema, pirmiausia organizmo valymas, atstatymas, o paskui eina jau ir kitų visų dalykų tvarkymas. Tai tikrai galiu pasakyti, kad mes labai džiaugiamės atradę šios produktus, kurie atkeliauja pas mus iš Malaizijos. Ir jūs turite galimybę prisijungti į kompaniją kaip verslo partneriai, jūs galite kaip vartotojai prisijungti, jūs galite tiesiog būti klientai, nusipirkti pas žmogų, kuris jums tai parduos. Ir šį video jums gali gal duoti tas žmogus, kuris jūs gal pakvietė į šią prezentaciją, o su jumis buvo Aušra Stankevičiai ir Natalija Balkus. Ir prisijungę į mūsų komandą, jeigu ateisite, jūs gausite ne tik kokybiškus produktus, bet jūs gausite mokymus, palaikymą, žinias, atsakymus visus ir pakliusite į draugišką mūsų komandą. Tai va, labai ačiū visiems, kad klausėte ir apie marketingą pakalbėsime vėliau, dabar atsakysime į klausimus.